Graužk morką kasdien ir tavo organizmas džiaugsis labiau negu šaldytuvas. Taigi, ką tau duos suvalgyta morka kiekvieną dieną? Labai paprasta - širdies ir kraujagyslių sveikata. Morkos gali sumažinti cholesterolį nuo 10 iki 20%. Taip pat morkose esantis kalis padeda reguliuoti kraujospūdį. Tai tik tai su širdies ir kraujagyslių sistema. Aišku, geresnis regėjimas. Ne, tu naktį nematysi kaip pelėda, nepradėsi bent jau, bet morkos yra gausu beta karotino, kuris virsta vitaminu A. Tai akių sveikata. Reguliariai vartojant morkas mažėja rizika susirgti netgi geltonosios dėmės degeneracija arba kitomis akių lygomis. Beje, be jokios abejonės, kad vitaminas A tai yra ir kiti antioksidantai padeda organizmui kovoti su infekcijomis ir uždegimais, o tai padeda pagerinti imunitetą. Taip pat, jeigu puola depresija, stresas, irgi morkos padės. Toks vienas produktėlis, o tiek gero duoda, ar ne? Be to, kadangi morkos yra daug skaidulų, jos padeda mažinti vidurių užkietėjimą ir gerina žarnyno veiklą. Taip pat dėl odos galima jas valgyti. Yra daug kitų priežasčių. Tai nereiškia, kad tu dabar turi tapti morkų manijaku, bet tai yra produktas, kuris auga kiekvieno dažniausiai darže ir turi daug gerų savybių. Pradėk nuo sveikos mitybos. Jeigu nori daugiau pasitarti, parašyk.